Liuka nori važiuoti į New Yorką. Taip. Išgyvenimą pagal Liuką, pagal Liuką, kaip faina būtų filmuoti iš New Yorko vidury. Ar jums pabodo nuobodus laužas? O gal niekas jums nebeduoda malkų ir likote vieną su savo kelmu? Nebėda. Tu žinai, naudok, minties gali. Jo, naudoju, nesivaizduoju, kiek dabar naudoju. Keiksmažodžių naudoju mintise. Tu suk iki galo, dar tu turi atsigulti ant šito. Gal drėlę važiuoti namuose paimti? Žinok, čia žiauriai sunku. Pirmą kartą tave sugebu nusinešti miške. Tu tą dėžę atsineši čia su to kelmu, ne mane. Gerai, Inesa, kūrėm. Inesa, aš jau esu Inesa. Ineta, kūrėm, atsiprašau. Jau jam susisuko, žinai, nuo to. Jau susinervavau. Taip, Vitoldai, tu žinok, tu perkaitęs buvai turbūt. Troks, man atrodo, čia į mano pusę. Bet tai ar tai nėra pabėgimas nuo bendravimo? Su tavim? Ne, su tavim noriu bendrauti. Galiu pasakyti, tu neatsineši nieko papildomą, ne? Ne. Tai tu neturi žiūrėti Pinterestą ir galvoti, kad viskas gaunas taip paprastai kaip ten. YouTube'ą žiūrėti. Tai pats. Bet žiūrėkit, aš papasakosiu, iš tikrųjų čia tas yra atvejis. Dabar darom Inetą. Pradedam nuo kojų, baigiam ant galvos. Kebabas su čipsais. Kebabas su čipsais. Neįsivaizduoju, žinok. Jisai iš Kauno. Ai, Kaune čia daug. Gerai. Gerai. Ir supranti, ir va čia yra esmė gyvenimo, o ne iškepta žuvis ant kelmo. Aš galvoju. Kaip suprasti, kad kaina geresnė už geras? Erikai, paim dar vieną. Nėra ką mąstyti. Walden kaina visada gera. Įsitikinkite, nuo šiol visos Walden kainos oranžinės. Maxima. Sveiki visiems, šiandien iš naujo esam Maxima, atėjau čia paimti mano Walden produkciją, kur visą laiką yra gera kaina. Dabar netgi mes lengviau galėsim ją surasti, čia yra pažymėta su naujų spalvų. Tai jeigu visos kainų įprastai yra balto ir raudono, tai visą laiką rasite oranžinės kainą pažymėto visos Walden produkcijos. O šiandien dėl mūsų iššūkį čia atėjo yra visos mano pasirinkimų, aišku, įdėjo draugiškai prie ananaso pizza, bet nieko tokio, reikia tą ir rinktis. Net ir neįsiu toliau, nenoriu žinoti, kas ten toliau, aš paimsiu šitą. Dabar pažiūrim, kas palikom. Tikėkime, kad mes paimėm geriausią. Faino. Paprikos. Čipso. Kodėl aš niekada negaunu čipso? Sūrį. Ir tūno. Žuvies diena. Matai? Viskas galėjo būti nerealus dalykas. Bet deja, načos nebus. Jeigu ir čia yra variantą, tai gali būti, kad ir pas mane bus meksikietiškas tematika. Tai va, žiūrėk, Walden tortillas, turim ir kietą sūrį, mano mėgstamiausi pomodorai. Va, šito pomodoro reikia pirkti žiemos, bent jo turi skonį. Ir visokio pupelio galėjom far westos džiaugsmo padaryti. O, bulgaro, va, geras garnyra. Šiandien aš atėjau pas savo draugai iš Armor Civilių, iš naujo renku, yra labai daug žmonių dėl to, kad 5.11 daro labai didelį nuolaidą ir šiandien pasirinksiu savo naują dėžę dėl padaryti iššūkį su Inetos Tesulyte. Pala. Per lengva. Gerai šitą visą. Kai yra sunkesnė, greičiausiai didesnė kokybė viduje. Tikiuosi, kad nebus tik tai šniūrų.
Labas. Labą. Pagaliau aš galiu dovanuoti. Ačiū labai. Priskynei su erkėm visom? Jo, aš sakiau, kad yra pridėtinė vertė. Bet supranti, kokia gera vytelė, tu taip surišai net. Kad neužsiryšia man. Šitą neišmokau dar iš Raištukas eglę. labai geras, jis su juo surišo. Vyriška. Priimk kaip pasistengimą. Oi, ačiū tau. Ačiū. Tikrai. Ačiū Dieve. Ačiū Dieve, kad pataikau. Nerizikavai gyvybę. Jėsau. Ar jums pabodo nuobodus laužas? O gal niekas jums nebeduoda malkų ir likote vienas su savo kelmu? Nebėda. Pristatome naujausią išradimą. Tai rankinis grąžtas tiesiai iš China Express. Plikomis rankomis išgręžkite 2 skyles kaladės vidury ir pasidarykite iš jo viryklę. Nustebinkite savo draugus, parodydami neįtikėtinas išgyvenimo galimybės gamtoje. Vos kelios minutės ir savo rankomis padarysite net 2 skyles, kurios įžiebs šilumą jūsų sušalusioje kasdienybėje. Tai paprasta dar nebuvo niekada. Užsisakykite šį nuostabų įrankį iš China Express vos už 9,99 ir būkite tikras ugnies valdovas. Žiūrėk, sak. Mums reikės, man atrodo, turėsim kaip gaminti. Nu. Žiūrėk. Ką tu rašys daryti? Nesivaizduoju dar. Čia reikia atidaryti visus dėžę, kad suprastum. Su šitą padarysiu degimo vietą, kad būtų saugų mišką ir kad būtų smagu gyventi. Degimo vieta? Kokią degimo vietą? Tuoj surasiu kelmą, tau parodysiu. Bet prieš tai reikia suprasti, ką mes gaminam. Kaip tu žinai žodį kelmas? Kelmą, dėl to, kad aš kelmas esu, tai išmokau greitai. Čia pirmas žodis, kurį išmokau lietuviškai. Žinai, tai naudoja prieš tave, tai labai greitai. O, gerai, žiūrėk, kiek čia visokiausių dalykų jūs turite. Yra čipso, Čipsai. yra Weldon prieskonių, O, yra Dieve. apelsinų. Bet žiūrėk, Nukryto kažką. ryžių tai tikrai neišsivirsim, ne? Nu, tai Nereikia ryžių. skambūna. Galim be ryžių valgyti. Ryžių šiaip yra salduminas. Nu, tipo. Tipo salduminas. Mes darysim daržovinę, gerai? Gerai. Darom daržovius. Žiūrėk, žuvis. O Žuvis Jėzau. labai O gerai. tau patinka žuvis? Man patinka. Man žuvis yra geriausia, kas gali nutikti žmogui. Upėtakė. Nu. Gerai. Tinka? Man tai labai jau tau. Man irgi tinka labai gerai. Gerai, tai... Žiūrėk, ir salot pomidorių. O, yra pomidorai, yra... Labai gerai. Aš nekenčiu rūkolą, žinai? Rūkola? Aš negaliu ją Tai pakąsti. tu nevalgyk. Tu valgysi. Bet tai rūkola, taigi Baisus dalykas, žinau. rimtai. Jo. Man skanu. Žinai, ką darysim? Žinai, ko man trūksta? Nu, Riebalų. Nieko. tai nuo savęs. Ok, nuo manęs. Vis tiek yra daug. Riebalų Pastovėsi padarysim prie iš laužo. citrusų. Citrus. Jo, naudosim apelsinų. Riebalas, citrusai nėra riebalas. Nieko, mes naudosim riebalų sultis. Ai, Citrinų sultis. Ar apelsinų sultis. Vietoj riebalų. rimtai? Jo, pamatysi. Viskas bus gerai kada nors, bet nebūtinai Ne, šiandien. o tai kas sakė, kad turi šiandien būti. Nu, žiūrėk, dabar reikia antrą surasim su ko gaminti. O, čia Dieve. Turim keptuvę. Jau yra didelį pasiekimą. Aha, Ir turim degtukų. bet keptuvė be šitų, be ugnies nieko gero, ne? Yra ugnies, va, žiūrėk, ten yra ugnies. Žiūrėk, O kas čia yra? degtukai, visų kitą padarysim. Oho. Su šito, žiūrėk. Pamatysim. Dabar žiūrėk, palauk. Uždarom maksimum 1 sekundę, nesam pasiruošę. Dabar reikia surasti kaip kepti. Aš einu paimsiu kelmą. Eika. Einu paimti save. Gerai. Palauk Atnešk. sekundę. Atnešk dalį savęs. A, žiūrėk. Turim kelmą. Va, žiūrėk, myloj. Radai? Man patinka, kad tu stovai su gėlytė, va taip ant kėdutė. Jo. Nėra kur pamerkti. O Dieve, nepagalvojau. Nu, matai, nes nuvys viskas. Nu vis. Tuoj. Dabar žiūrėk. Labai gera striukė tavo, Šitas Šiauriai, yra tokia mano šilta. kariuomeniškas trukė. nes tu karys esi. Jo, kažkiek. Ir ką tu čia dabar darysi? O, dabar pamatysi. Eik tu savo. Dabar padarysim 2 skyliučių ar 3. Ir šitą naudosim kaip degimo
vietą. Bet tu suvoki, kad tau reikia įsukti šitą daiktą. Jo, suvokiu, bet... Tai reikia laikyti. Nu, tuoj, su pėdutė. Aš pirmą kartą matau šitą bairį. Aš ne, bet labai buvo man svajonė turėti šitas bairių. O ne? Jo, jisai labai gražus. Labai geras daikta, labai smagu. Pasidarė kaip degimo erdvė ir būna labai... Ir čia vais tipo uždegi. Uždegi ugnį Nu. ir valgy. Nustebinkite savo draugus, parodydami neįtikėtinas išgyvenimo galimybės gamtoje. Šiandien kiek čia užtruksime? Čia kokį porą ketvirtą valandų. Gal 4 valandai, 3. Bet čia tikrai, čia, ta prasme, čia yra žiauriai, tu turi atsigulti ant šito. Gal drėlę važiuot namuose paimti? Blet. Nu. Ir taip feikinam daug. Žinok, čia žiauriai sunku. Bet bus tau šilta. O, jau dabar. Varva viską. Čia. Nesuk. Atsiprašau iš anksto. Pradėk skambinti ten kitur, kur turėjai eiti. Bolt foodui paskambinti. Bolt food. Sveiki, man reikia pagalbo. Aš su Liuka turėjau pavalgyti. Gal pripratėt? Jo, kur tenai, mišką? Kur visada? Ne, šitas yra žiauriai fainas O dalykas. tu gali greičiau ar ne? Ne. Davai, taip kaip italai, taip, žinai, kad būtų tokį nelietuviško tokio charakterio. Parodyk savo klasę. Parodžiau. Dvigubai greičiau gali padaryti? Ne. Sako, reikia įkvėpti vyrą, žinai. Įkvėpti ir iškvėpti. Reik. Aš šituo apsitrėsiu. Tu nekelmas. Aš nekelmas. Tu kelmų esi dralintojas. Dralintojas. Nežinau, ką reiškia dralintojas. Nesvarbu, nesigilink. Skilintojas. Skilintojas. Jau beveik, žiūrėk, trečdalis įlindo. Nu. Reikia dar 0,5 metrų. Čia. Pagalį per kažkaip tu taip išlupsi koją man. Atsiprašau. Ar koja reikalingas, kai turi 2 ir gražus. Tuoj, man jau karšta. Tai nieko, žinai, labai gerai, kad karšta. Aš galiu pasukti, jeigu nori. Ne. Aš noriu tik tai nusimti šitą. Nu taip, bet mikrofoną dabar nudriski. Tiek, ką aš sakiau, nėra labai svarbu. Svarbu girdis iš tavo mikrofoną. Kalbėk į bado mikrofoną. Labą dieną. Nu, žiūrėk, jau viskas, beveik pabaiga. Aha. Dar 2 valandos liko ir turėsim skylutę, kurią neaišku, ar uždegsim. Dabar žinai, ko reikia daryti? Reikia saugoti drožlę. Tai kad su visą šitą drožlę mes ir kepsim. Ir uždegsim šitą daiktą. Uždegsim viską. Aha. Tu žinai, naudok, minties galią. Jo, naudoju. Įsivaizduoju, kiek dabar naudoji. Žodžiu, naudoju mintise ant tą žmogus, kur. Tai tu gali garsiai užpipinsgi, varyka. Man patinka. Ir vardą, Ir viską užpipins. Žiūrėk, kaip gražiai. Nu, gražiai. Tu suk iki galo, dar paskui nuimsi viską. Jėzus, man atrodo, man... Tavo koja, mėloj. Jo, erkė įsikandė. Jo, jau kažkas įlipo. O turi Laimės ligą? Ne, turi tą... Neturiu. Neturi vakciną? Ne, neturiu. Aš privalau turėti. Kodėl? Nes miške dirbi? Nu... Tu turi turėti visus įmanomus skiepus. Ne visus. Visus. Ačiū Dieve, nekeliauju. 20 COVID skiepų. Ai, ne, šito ne. O ne? Ne, nenori. Nenoriu, kodėl? Tiek kartą sirgau, dirbodama televiziją, kad man atrodo, aš pats esu skiepas. Vaikščiantis skiepas. Jo. Modifikuotas produktas. O palauk, kiek tu keliauji pastaruoju metu? Daug. Aš kas kartą matau, tu iš naujo grįžai iš Argentinos. Ne iš Argentinos. Nu, kodėl nebevažiuoji ten? Taip, bet tai aš taip, bet žinok, New Yorkas man labai priminė Argentiną. Kodėl? Labai panašu. Ar rimtai? Tada turiu važiuoti. Ne, bet tikrai, žinok, man viso gatvės, viskas. Liuka nori važiuoti į New Yorką. Taip. Išgyvenimą pagal Liuką, pagalvokit, kaip faina būtų filmuoti iš New Yorko vidury. Pagalvokit, reikia. Ten tikrai išgyvenimą. Ten tikrai išgyventi reikia.
Visur, kur eini, žolės kvapas. Apie... Žolės kvapą, Visą kaip laiką. čia Lietuvoje, kaip jauna žolė? Ne, Ta gera žolė? Oho. Ta nežinau, ar gera. Ten visi serga. Kuo? Depresija. Depresija. Tipo duoda, kaip antidepresantą. Ai, tai turbūt kaip vaistą gal išrašo. Tai Lietuvoje. Bet o kaip tu Jeigu ištrauksi, leistų, tai- kaip tu ištrauksi šitą? Esu tiek gal dabar, atsargiai. Atgal reikia? Jo. Tai duok, aš išsuksiu atgal. Ne. Paskui numirs žmogus. Nu tai duok, aš išsuksiu atgal. Gerai, tegul iš... Viskas gerai, aš suksiu. Geras daiktas, bet per trumpą. Per trumpas? Nebuvo ilgesnė. Ne. Nu, aš nežinau, žinai, gal ten paieškotum, nu, bet čia, žinai, iš vidurio dega ir platėja vis. Švykt. Supranti, vietoj to, kad tiesiog pasimti, Drėlė. ne, čipsų, žinai, ir varyti, žinai, su čipsais pasivaikščiot, pasikalbėti, žinai. Reikia išgyventi. Ne, supranti, sutinku su tavim. Ne, bet tikrai, nu, supranti, žmonės, aš galvoju, vat kaip, dėl to, kad tai yra toksai experiences, kur tu, tipo, vat grėži skylę, tada vyras ten prakaitoja, moteris stovi, žinai, laukia. Ir jie šnekas apie kažką, kad, tipo, giliaučiai, grėžk, išimk, tą iškratyk, žinai. Nu, ta prasme, tas gamtoj, ane? Bet tai ar tai nėra pabėgimas nuo bendravimo? Su tavim? Ne, su tavim noriu bendrauti. Argi? Jo, man malonu, sveiki. Nes tu dabar užsiėmęs esi labai ten to kelmu. Ne, aš vyras, matai, čia ir man yra patogiau. Mano smegenų tiek nedaneša. Tai aš neužsiėmę. Vis tiek tuščia. Ne, vyrai vis tiek daro. Vyrai yra protingi, supranti, jie visą laiką, netgi jeigu jie atrodo durniukai, jie yra žiauriai protingi. Ar ne? Ar su italais kitaip yra? Nežinau, aš laikausi, kad labai kaifa yra Ką tu darai? biški šalia. Ne. Varyk va čia giliau ir įeisi. Ar tikrai? Aišku. Nežinau. Šiaip, mėly, žiūrėk, skylė viena eina taip. Taip. Ir žiūrėk. Tai, biški. Žiūrėk, bet žalią žuvį vis tiek galima valgyti, ne? Ne, upėtakų nelabai. Patrystumėm savo. Bet reikia greičiau padaryti šito. Tai davai, ateik čia. O gal tiesiog kelmą sukapojam ir uždegam laužą? Žiūrėk, kokie šakaliai sukrauti. Va šitą padegam, užmetam žuvį ir bušakės kaip gerai. A girdi? Jo. Čia, žinok, likimas yra, kad tie šakaliai guli visiškai prie kelio. Jie niekam nereikalingi. Kaimynai bus laimingi, kad mes sterilizuosim šitą erdvę. Sterilizuosim. Gerai, Inesa, kūrėm. Inesa, aš jau esu Inesa. Ineta, kūrėm, atsiprašau. Jau jam susisuko, žinai, nuo to. Jau susinervavau. Taip, Vitoldai. Vytoldai. Bet man tiktų tokia varda. Vitoldas, Vytoldas. labai tau tiktų. Tu gali pasikeisti pasą iš tikrųjų. Vietoj Gianluca būsi Vitoldas. Vitoldas Demarko. O žiūrėk, Vitoldas. Klausyk, Vitoldai. nu, užknisau, ne, su savo ten žaidimu. Ne, aš tiesiog suprantai, atrodo, kad tu bėgi nuo santykių, žinai. Su tavim? Nu. Nu, žinai, jaudina vis tiek. Nu, Ne, pirmą kartą tave sugebu nusinešti miške. Nusinešti mane. Tu tą dėžę atsinešiai čia su to kelmu, ne mane. Ir dabar su tuo ten maigaisi. Tai aš tai galvoju, kad pasiemam tos čipsus, pasišnekam, supranti, apelsinų turim, žinai. Gali apelsinų to garliko užbarstyti prie skoniuko. Plaktuką neturim? O ką tu darysi su to plaktuku? Tiem vyram tos reikia mechanikos kažkokios, žinai, būtinai kažką veikti. O moteris, joms vienodai, supranti. Nu, pavyzdžiui, aš įsivaizduoju, kad italui pasakyti, man vienodai, žinai, ar mes valgysim, ar nevalgysim, čia yra košmaras. Jis jaučiu į taip mane pažiūrėtų, jeigu aš sakyčiau, kad aš, pavyzdžiui, nenoriu valgyti, žinai, o jis sakytų, Aš numirčiau. ta prasme, tu įžeidai mano giminę, mano protėvius, mano, žinai, tai va. Nu, gal nėra taip blogai. Ne, taip. Aš dabar, kai buvau, žinok, Italijai, man atneša, žinai, tas 3 makaronų lėkštės, kaip, tipo, užkandukas. Aš suvalgau 2 kąsnius, man jau, žinai, aš galvoju, Dieve mano, aš eisiu pirštą kišų išsivemsiu ir tada ateisiu tą jau normalų patiekalą valgysiu, nes jų neša ir dar neša. Aš galvoju, aš mirsiu, ta prasme, aš mirsiu ir man sako, kodėl tu nieko nevalgai? Eik tu. Italai? Nu, supranti? Mes daug valgom. Bet labai daug jūs valgote. Bet prisimeni, kai aš tave nuveždavau valgyti. Kaip karvė, žinai. Ar tau patikdavo, kai aš nuveždavau tau į Argentiną valgyti? Šito neprisimenu.
Kaip, palauk, steikų vakarų. Steikų vakar, aš nevalgau steikų. Argentinai. Tikrai? Čia kažkokia, tu žinok, tu perkaitęs buvai turbūt. Tu. Tikrai nenešiais man jokių steikų, nieks čia prisimenu. Atsargiai į tavo pusę dega viską čia. Sprogs, man atrodo, čia į mano pusę. Nu, jau valgom? Jo, praktiškai. Čia jau antrą degtuką bandai, ne? Ne, čia jau 2 sudegė. Ai, tai čia kaip malkutės tokios. Jo, Mes malkutė. tokį bent jau mažą simbolinį laužuką uždėkim tokį, kad bent jau atsit buvo. Kad pajaustumės. Kad kvapas buvo. Galiu tas. pasakyti, tu neatsineši nieko papildomą, ne? Ne. Tai tu neturi žiūrėti Pinterestą ir galvoti, kad viskas gaunas taip paprastai kaip ten. YouTube'ą Tai žiūrėjau. pats. Ten nuotraukos ir ten video. Bet aš, žiūrėkit, aš papasakosiu, iš tikrųjų čia tas yra atvejis. Man šitą situaciją primena žiauriai vieną tokį žiemos, tokį vakarą, kai mes po spektaklio grįžom, gavom dovanų vyno butelį ir galvom, nu, bet reikia kažkaip išgerti tą vyną. Ir mes į autobusiuką įsėdom, jau važiuojam ir matom, kad tai yra neatsukamas butelis, o su kamščiu. Ir vienas bičas į YouTube pasižiūrėjo, kaip ten tą kamštį paprasta, tipo per 1 minutę tu gali tą kamštį tiesiog atidaryti. Reikia paimti tą butelį ir deginti su žiebtuvėliu kakliuką ir tipo po 1 minutės tas kamštis turi išlysti. 5 minutės aš filmavau, 5 minutės, kaip jis degina tą butelį, nieks neišlindo. Bet suvyrė viską. Tai va čia irgi, žinai, YouTube matei, kaip čia viskas pasidaro, ne? Tai paprasta, dar niekada nebus. Užsisakykite šį nuostabų įrangą kasdienybėje. Būkite tikras ugnies valdovas. Žiūrėk, aš tau pasakysiu tiesą. Kad Mes šitas nesudeginsim. Mes jo nesudeginsim. Aš irgi tau taip sakiau, nu be šansų. Tu su manim kalbėk, tu kažkuo kalbi, nesuprantu. Žiūrėk. Aš bandžiau pirkti daiktą iš Kinija, ne iš armijos civilių ir gavosi Jo. tai, kad nesigavo. Tai vat, niekada nesakyk armija civiliams ne. Aš sakiau. Nu, dar pasuk man į akį tiesiai. Jo, mes nesudeginsim, žinok. Turiu pripažinti, kad reikia skylę didesnį padaryti. Tai reikės kantrybė. Nieko tokio, žinok. Padarysim didesnį skylę? Ne. Tingi. Ne, nesąmonė. Supranti? Jo. Viskas, žinok, vyksta gyvenime taip, kaip turi vykti. Tu negali, žinai, tipo, norėti didesnės skylės, kai tu negali jos padaryti. Skamba labai vyriškai. Ne, bet kelmų galima gėlių dėti. Negalima, žiūrėk. Gėlių dėdam. Nu gerai, ant kelmo Tai gėlės. žiūrėk, kelmą, man atrodo, turim palaidoti. Tai nepyk, jeigu naudosiu tavo puokštę padarytą dėl... Pasakyti, kad gal davai kitą kartą, kai turėsiu daugiau laiko. Aišku. O mes, žiūrėk, tau padarysiu pietų kitaip aš dabar. Nori, pasidarysim itališką pietų. Tai aišku, pasidarom. Oba! Čia, žinai, bus dabar apelsinų ir čipsų slėgtainis. Dabar bus. Tiramisu. Tiramisu, žinai, kodėl gimė šitą. Aš tau buvau papasakojęs. Taigi, žinau, aš Viešnamių. viešnamė, ne? Pakelk mane. Taip, pakelk. Nu, tą daiktą taip, pakelt. aišku, kad taip. Kad pakeltų mane. Dėl to, kad reikėjo iš naujo užsisakyti paslaugą. Supranti, kad kuo greičiau žmogus. Taip. Tik tai po to po daugelių metų suprato, kad vyras virš 30, jeigu duodi tiramisu po 10 minučių išmyksta. Užmiega? Užmiega, blema per didelį kalorijų kiekį. Ne. Bet tai saldu, tai turėtų kažkaip tai biški tonizuoti. Mes ne moteriai, tai cukrus ne taip veikia pas mums. Slupina. Kartą, žinai. Šito nežinojau. Nu, va. Bet šiaip italai mėgsta tiramisu, ne? Vyrai? Nu, aš nesakyčiau. Valgo, Ne. aš jo. Šiaip jeigu per gimtadienį man 10 tiramisu darai, taip. Rimtai? Aš mėgstu, jo. Geras. Bet taip per gimtadienį. Dabar jau senai nebekaifuoju. Eglė mano, tai turi priklausomybę, Patinka, ne? man atrodo. Man nepatinka tiramisu, žinok, Sizoj. Gal aš tau nepadarau? Nu, žinok, bet supranti, man tas žinojimas, kad ten yra tas kiaušas žalias, tai... Ai, tu teisingai turi problemą. Paskutinę kartą, kai buvom laidą kartu, tai buvo ta Nu, jisai žalia atnešė, irgi. man faršo davė, žinai, sako, aš tau, žinai, akis blizga, įsivarantė, aš tau paruošiu. Aš galvoju, tau padarysiu surprizą.
Aš nežinojau, kad tu nemėgsti. Aš ateinu lėkštė faršo padėta, man supranti. Tipo, wow. Tokius 2 kotletus padėjo, Tai žiūrėk, žalius tokius, žinai. Mes dabar pasidarysim tokių keistų takos. O turim trusko ar pipyro kažką? Nedavė? Yra česnako prieskoniukai. Apelsinas su česnaku. Šiaip žinai, kad aš darau salotą apelsinų su česnaku. A, ne? Jo. Bet naudoju pankolių dar. Ai, labai skanu pankolio. Bet žiūrėk, pirmas, mes prieš tai buvom sujungti tik tai dėl to, kad mes kas nuo kartą man būdavo laimė pataikyti ant tavęs darbe. Taip, ant manęs darbė jam pataikyti buvo gerai, žinai. Čia kaip operatoriai sako, dabar daro minėtą. Pradedam nuo kojų, baigiam ant galvos. Kur įdėjau čia? Ką turiu, menį darom? Minėta skamba... Filmuoja minėtą dabar. Skamba išvengiai. Kadras kyla nuo kojų ir pabaigia ant galvos, žinai. Šiaip, tavo kojo gražus, suprantu, kodėl jo taip nori. O, Jėzus. Tai žiūrėk, pasidarysim salotą, bet tuo pačiu reikia pasakyti žmonės, kodėl dabar mes labiau. Nes čia nieko nebus, žinai. Aš jau išalgus, suprantis, man tas salotas apelsinų, žinai. Gerai. Ar skanus? Labai. Žinok, to naujo yra žiauri skanus. Bet tikrai geri. Tai parodyk man. Matai? Ką nori padaryti dabar gyvenime labai tokio wow, kad būtų? Aš, kaip tau sakiau, biškį pasimetimą turiu dėl tokio tikro momentų, kad atrodo, kad kartais bet ką darai darbe vis tiek neužtenka. O Lietuvoje yra labai tą dalyką, kad žmonės labai iš savęs daug reikalauja, bet taip darydama tada iš visų dar piga reikalauja. Tau nebūna? Aš stengiuosi negalvoti, kad visi taip, žinai. Dabar ateina, pavyzdžiui, kažkokia krizė. Ir visiems dabar čia. Dabar ten bus tas. Ir visiems tas. Aš visiškai esu kažkaip pasitraukus iš tos sistemos. Sako, dabar čia bus kažkokia krizė. Nežinau, man tas neliečia. Ir dažniausiai taip ir būna, aš praslenku kažkaip. Per COVID-ą. Man COVID labai skundžias, patiko. Man labai patiko, aš turėjau dafiga darbo ir turėjau bela kiek laikų savo vaikų, kur neturėjau. Aišku, dabar dėl mokyklos, tai čia kita reikala, kad gal jo neturėjau tą patirtis būdama, žinai, tenais vietoj. Bet šiaip aš esu laimingas, kad galėjau praleisti laikų su jo. Dėl to, kad kitaip su mūsų darbu mes tik per nuotrauką pamatom, kaip atrodo. Bet aš noriu pasakyti, kad žmonės nežino, bet mūsų merginus taip susidraugavo, Martina, su taviške, kad yra jau net ir nejaukų kartais žiūrėti, dėl to, kad yra jos tokia yra labai... visiškai soulmate tokias. Mūsų dukra susitiko rugsėjo 1 ir ėjo į tą pačią klasę. Susirišė. Susirišo, jos realiai susirišo. Vieną turėjo šniūrą, pakabino kitą ir važiavo. Ir viskas. Ir tada, ką tu pasakysi? Ir aš pagaliau taip stengiuosi, žinai, su tavim draugauti, nereikėjo, mano dukra viską sutvarkė. A dabar, kaip giminė, uždūrėm tave. Bet tikrai jos tokios yra kartu. Nuo pirmo susitikimo pamatė vieną kitą ir viskas. Ir jos susikabino. Ir sako, mokytoja sako, bet žinokit, mergaitės, čia negalima nešti žaislų į mokyklą. Atsisuka Martina, sako, a čia ne žaislai? Virvelė tokia ant rankos ir iš to ant Frėjos rankos ir ant Martinos. Ir viskas, ir jos pamatė vieną kitą ir viskas. Ir dabar draugės yra. Bet aš labai džiaugiuosi. Pavyzdžiui, ar tu, turėdama tiek metų tokį intensyvą, turi dar draugų, kaip pavyzdžiui, Tomą? Tokio artimo, kur gali laikyti, kaip mūsų dukros laiko vienas kitą. Aš, pavyzdžiui... Turiu, žinok, aš turiu. Aš turiu. Mano klasiokė, su kuria mes nuo 1 klasės. Kur gali skambinti ir susitikti ir visą laiką bus. Tiesiog mes su jie nebendravom, aš nežinau kiek metų, gal 20. Mes susirašydavom ten kas 5 metus, tipo, aš tave sapnavau, tau viskas gerai, jo, viskas gerai, viskas, baigęs. 5 metai, 10 praeina. Ir dabar, pavyzdžiui, dabar nuo vasaros kažkur mes pradėjom bendrauti ir realiai beveik kasdien
Po 2-3 valandas galim pliurpti Telefonu? jo. Ar rimtai? Jo, Aš nemoku pliurpti gal. supranti? Nu, tai dėl to, kad tu nepliurplys esi. Ką reiškia? Aš vengiu. Komanda dabar labai juokiasi, kad sako, jisai nemoka pliurpti. Aš su tavim kažkokią nelaimę nešu. Vieną kartą tau davau žalią mėsą valgyti, tada žalią žuvies. Ne, bet pažiūrėk, žinok, supranti, kas yra. Viskas priklauso nuo požiūrio, kas tu galvoji, kad yra nelaimė. Aš? Supranti? Va čia yra akivaizdus pavyzdys. Jisai dabar, žiūrėk, užsiknisęs pjausto tą mišrainę, žinai. O tu valgai čipsų. O aš tiesiog sėdžiu atsipalaidavusi, žinai, ir žiūriu viską, girdžiu paukščiukų, žinai. Ir matau 2 operatorius, va taip judančius, vis besikeičiančius. Žinai, vieną žmogų sėdinti, laukianti, kol mes čia nusifilmuosim. Ir supranti, ir va čia yra esmė gyvenimo, o ne iškepta žuvis ant kelmo. Aš galvoju. Matai, tu nevirėjas. O žinok, nesvarbu. Nesvarbu. Ne. Aš mokinausi iš tave. Supranti, yra daug dalykų, kur galime iš tave mokytis, tik tai žmonės nežino dėl to, kad tu visą laiko žmonės neturi visą laiko galimybę tave pamatyti neveiksme. Nu. Visi pripratę tave matyti veiksme. Aš turiu laimę, kad tave matau neveiksme. Tai va. Ta Ineta, kur aš susidūriau, yra man artima gerokai. Taip. Aišku, ta, kur dirba, nu tada man yra žvengia. Taip, aš tada jau darbinė. Nu, darbinė būsena žvengimo ima. Bet ta asmeniškumo būsena, mamytė ir ta kita situacija man patinka visai. Aš nežinojau, kad tu tokia, tu man labai patiko. Aš esu painimsai. Aš dabar dama šitus skanus. O tikrai skanus norit? No. Ne. Kebabą suvalgė, kebabą antrą ir trečią kebabą. Jo iš Kauno. Aš kebabą valgiau, vakar kebabą valgiau per filmavimus. Man skanu buvo labai. Man nepatinka. Lietuvoje deda per daug saloto. Taigi gali su čipsais pasimti. Ha? Gali. Ha? Su čipsais gali pasimti. Čipsais. Ha? Aš ką tik paėmiau? Kebabą su čipsais. Kebabas su čipsais. Neįsivaizduoju, žinok. Pirmą kartą. Tai vietoj komposto įdeda čipsus. Jisai iš Kauno. Ai, Kaune žinau. A, gerai. Gerai. Man šalta, turiu sėdėti striukę. Aha, bet tai va čia tavo. Tu žinai, kad yra iš tikrųjų tą dalyką, vadinasi food porn. Ne. Žmonės praleidžia valandą žiūrėti tik burna video, kaip žmogus valgo. Bet yra dabar tokių, aha. Bet Jo. kodėl reikia viso šitos dalyko? Nu, dėl to, kad jau nieks kitas nebestebina. Supranti? Tu irgi dabar supranti, pusę valandos ten Kalma dražai, kol tave šalia. kelmadražiai, supranti, kai aš šalia sėdžiu. Nu, Tai aš irgi, žinai, noriu ragauti. kodėl žmonės tos kelmus drožia? Atleiskit, kodėl, kai galima tiesiog pasiimti, žinai, jau iškeptą žuvį ir ateit pasivaikščiot valgant ją tiesiog. Fish and chipso. Fish and chipsus va pasiemi ir varai, va taip va valgai, miške vaikštai, kalbiesi, žinai, tą. Bet jeigu tu nebenori, pavyzdžiui, su tavo moterim, kurie eini, žinai, į tą mišką, jau jinai tau yra va taip, kad užknisus ir, tipo, einam į gamtą šeima ir jau jinai užknisus, tai vyrai prisigalvoja Užsiėmimo. kad tik visko daryti, kad tik nereikėtų su ją bendrauti, supranti? Ne, aš apskritai, jeigu nenoriu į mišką, dėl to, kad Eglė yra visiškai lietuvaitė kaip tu. Nu. Jūs turite įdą. Nuolatos norite traukti tą gamtą. Aš noriu gamtą. Nu blemba, lyja, baisus orą. Kaip norisi žviežias orą, pasivaiščioti miške. Dėl to, kad jūs italai esat pripratę, jūs gyvenat amžinoj, žinai, šviesoj, o mums lapelį pradeda lysti ir mes sakom, o Dieve, jie išlindo vėl. Bet iš tikrųjų... Pumpuriukai šoka, žiūrėk, išlindo tiek. Ir tu žinai, kad po 2 mėnesių tu vėl vaikščiosi ant, supranti, ant dirvos.
supranti? Pirmas nežinau, kas yra girvos. Kas? Dirvos, ką pasakai? Kad vaikščios iš naujo ant girvos. Dirvos. Dirva. Kas yra? Čia kaip šmažodį. Purvas. Toksai pliurza, kur tu miegas su purvu susimaišęs. O, nepatinka man. Nu, tai va, man irgi. Ir kai va tokia gamta, oras, dėl to mes ir norim, kaip išprotėję, eiti, žiūrėti kažkur, vaikščioti, valgyti fish and chipsus gamtoj, supranti? Nu, šiandien valgiam čipso. Be fišos. Bet žiūrėk, fish O apie vaišymą turim. Fish turim, jeigu nori, o čipsai čia. galima su dėžutė vaišyti ir tuo pačiu krantyti čipsų. Tai užskaitysi. Taip. Va, žiūrėk. Fish and chipso. Bet tikrai. Bet čia labai gerai yra šitaip. Žiūrėk, pomidoras, čipsas. Tu kiek jau šokių projektų įsilaimėjo? Aš, ne vieno. Vienas laimėjo, aš buvau, mačiau. Aš tau buvau kaip laimėtoja, bet aš nelaimėjau jo. Aš antrą vietą laimėjau. Ne, paaiškiai, nesupratau. Šokių projektą. O kas pirmas buvo? Montvydas. Ne, tango, tu laimėjai. Tango, taip. Tu pirmą vietą, o tada ten antrą vietą. Antrą, aš nežinau, kas laimėjo, neprisimena. Toma. Toma. Ne, tu laimėjai. A, ne, Toma antrą. Nu. A, Toma antrą. Toma nusipelnė. Nu. Aš įsimylėjau jums abiem. Antros vietos. Ne, nusipelnė laimėjimą, man jinai labai patiko. Ne, jinai nenusipelnė laimėjimo, aš laimėjau. Tu laimėjimo, jinai antro vietų laimėjimo. Visi jūs gražiai. Visi nusipelnėm to, ko nusipelnėm. Nu, ne, man labai patiko, bet žinai, kad kartais pristačiau tave ir žmonės tave... Nežino manęs. Kas tas? Apie ką tu šneki? Ne, man sako, ai, tai šukelėlė. Šukelėlė. Šukelėlė vadina. Aš sakiau, kokia tu šukelėlė? Jinai aktorėlė, ne šukelėlė. Bet supranti, aš, pavyzdžiui, sudalyvauju šokio projekte. Aš jau esu šokėja. Aš ten padedu už kadro kažką, žinai, pastatyti kokį šokį. Režisierė. Aš jau choreografė. O Jėzų. Taip. Ir taip, žinai, sudainuoju projekte, aš jau dainininkė. Apsimoka, galiu aš su tavim. Žinok, profesijos iš karto atsiranda, žinai, vien tik taip Tai, sudalyvauju. tipo, aš po šiandien pagal viską būsiu Stalis. Žinok, tikrai. Bet, nu, žinai, tą Stalis su du kairė rankai. Nu. Aš niekad nesupratau šitą prietarą pas jūs dėl kairė rankai, kadangi aš kairė rankis. Tu kairė rankis? Nu, aš abi rankai, šiaip, jau Bet dėl to, kad kairė. Vaikystėje daužė tau per tą ranką, sakė, nesu tą ranką darai viską. Ne, aš baisiau padarau. Pasidaužiau kairę ranką tiek, kad sulūžo 2 kartus ir tada reikėjo vis tiek mokyklą eiti ir išmokau rašyti ant lentos su dešinė. Pavyzdžiui, sėdant su dešinė niekaip, bet ant lentos gražiau rašau su dešinė, jeigu su kairė. Nu, dėl to, kad tą paauglystę laikotarpį daugiau praleidžiu su sulaužyta kairė ranka, jeigu ar pirštai, ar kažką. Nu, kairę ranką daug daužau, nežinau kodėl. Bet rašyti tu gali kairę. Galiu. O dešinę? Sunkiau. Sunkiau. Jeigu ant stalo, o ant lentos geriau su dešinė, jeigu su kairė. Tai tau reikia sąsiuvinį pasikabinti ir čia. Bleka, nepagalvojau. Tai? Jo, bet bus dydžių, va tokie, ant vieną lapą tai 2 raidžių. Nežinau, ne. O pasilgiai, nu dabar, kai tavo dukra eina į mokyklą, ta visa sistema, ar buvo ilgisi, ar nebesinori? Sistemai ne, aš labai nenoriu lankyti mokyklos dar kartą. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mūsų šita dukrų ta mokytoja yra tobula, jinai visiškai supranta. Jo, neduoda nieko, ką padaryti mums. Ne. Tai labai aš ją myliu. Aš vieną kartą, žinai, ateinu, atvedu Frėją į mokyklą ir jos klasiokė viena pribėga ir sako, a tu išmokai eilėraštį? Aš sakau, kokį eilėraštį reikėjo išmokti? Sako, apie Lietuvą ten reikėjo. Aha. Sakau, mokytoja, kas ten buvo? Sako, ten jo reikėjo apie Lietuvą surasti eilėraštuką ir jį išmokti. Ai, sakau, gerai. Ir tada po savaitės kažkaip ateinu ir, žinai, ir mokytoja. Sakau, mokytoja, žiūrėkit, tas eilėraštukas apie tą Lietuvą. Pamirškit, sakau. Tai mokytoja tik nusijuokė ir sako. Ne, mums labai palaiko tą mokytoją. Kažkaip aš ją labai myliu, žinok, nu, visų pirma,
myliu tą Labai. žmogus dėl to, kad man visą laiką yra stebukla, nežinau tau, žmogus, kur sugeba su 20 mažos, besiaugantį, išprotėjusi žmonės būti. Aš tai pasakysiu kitaip. Tai tas 20, ne? Ar kiek ten tų vaikučių? Šiaip pas mus mažiau. 12. Jo, 12. Tai su tais, tai jinai yra ne tik tai su tais vaikučiais. Už tų vaikučių stovi dar po 2 suaugusių žmonės, kurie su yra psichologinė visiškai... problemų. Jo. Supranti? Ir jie tai ateina, jie yra tokie, kokie išeina iš tų šeimų. Ir jinai dirba realiai su visa giminė, žinai, ten tų visų. Nes, aš sakau, aš tai nežinau, sakau, aš išprotėčiau. Aš labai gerbu, bet nesuvokiu. Sakyk man, ką nori, yra darbų, kur aš nesuprantu. Aš pasakiau jai, kad aš labai užjaučiu, sakau, nes iš tikrųjų aš įsivaizduoju, kokių yra tėvų išprotėjusių ir atlaikyti vien jų, žinai, šitą spaudimą. Kad, žinai, kokia yra problema? Kad visi nori, kad jo vaikų būtų genijus. Čia Lietuvoje šitą jaučiu žiauriai. Pavyzdžiui, eina jau nuo nulinuko klasė į pastiprintą matematiką, pastiprintą anglų, pastiprintą lietuvų kalbos ir po to tą vaiką pamatai jį, tiesiog žmogus dar net ir nesuvokia, kad šitam pasaulyje atėjo. Aš sakiau, gal biški ramiau reikia. Tai nieko tokio, jau bus santechnika, ar tikrai blogo. Mano, žinai, šeima kaip sakydavo, daryk, ką nori, svarbu, 3 dalykai nebūk. Politikas. O Jėzau. Nu? Ne, palauk, 3 pamiršau. Politikas, vagis ir politikas. Vis tiek yra vagis. Taip ir sakydavo. Jo. Ir žinok, šitas nuo vaikystės kėpio, tai reiškia visų kiti, valytoja, santechniko. Čia kažkaip labai, nežinau, kodėl Lietuvoje nėra gera reklama apie tos dalykų, bet po to, kai tau suliūšta klazetė, o šit vis tiek norisi. Žinok, yra sunku surasti. Sunku surasti. Ai, tarp kitko, man reikia šitogi skalbenkės meistro. Turiu. Turi? Turiu. Duosi, nežinau, tikrai. Ten kažkas darosi, nežinau, kaupės vandenis visokie, reikia man sutvarkyti. Tai tavo skalbenkai yra kaip aš. Doktorius sakė, kad man ją irgi kaupėsi vandens. Bet šiaip jisai sakė, kad nėra lengvų sprendimų, tai nežinau, ar tavo skalbenkai atsigaus. Bet reikia tiesiog nueiti karts nuo karto į tualetą ir nebesikaups tie vandenys. Pagalvojau. Supranti, paprasta. Šiuo momentu. Bet labai geros salotos, tokios gaivės, tokios prie -4, ne, prie 4 laipsnių. 4, ne kokie laipsniai. Biški šaltoka, sakyčiau. Tai jie yra labai pats tas. Jo, yra kaip aš jaučiu Lietuvoje vasarą, kai man duodi šaltybaršį. Man visą laiką šalta ir jūs šaltą sriubą valgot. Bet jau šildykit. Bet tikrai, ne? Man šalta. Ne, bet žinai, bet vis tiek skanu, ar tau neskanu šaltybarščiai? Man žiauriai skanu. Skanu, ne? Jo, žinok. Bet aš įsivaizduoju, kaip užsieniečiui, tu prisimeni, kada pirmą kartą paragavai šaltybarščių? Žinai, jausmą kokia buvo. Aš suprantu, kad mane šitą tautą nekenčia, bet ar bandyti taip nužudyti? Dėl to, kad jeigu tu vaikystėje esi žiūrėjęs bet kokią Disney filmą, tai Poison visą laiką buvo violetinė, ta griniai pink supa. Kiaušinė atrodo kaip tu akis iš ragana kištos tenais. Tikrai. Ir dar tau duoda karštos bulės. Niekad nesupratau, ką man duodi karšto bulės su šaltas sriubos. Nepadės, žinok, jau per vėliau dabar kaifuoju. Tik tai aš erzinu žmonės. Dėl to, kad aš vis tiek kaimietis esu biškai. Ir aš pjaunu bulvę ir dedu tiesiai į sriubą. Ai, bet kiti taip irgi daro? Žinok, pykdino labai žmonių, pavyzdžiui, Stasulis su manim 2 savaitę nekalbėjau. Tai čia jo problema, ne? Ne, aš jį mėliu. Man su jo viskas tvarkoja. Žinai ką, lemba, galėjom daryti šaltybarščių šiandien. Galėjom, aišku. Tau vis tiek patie yra vienintelį žalį dalyką, kur tu mėgsti. Šaltybarščiai? Jo. Šiaip bandžiau žuvį žalę, nepatiko. Mėsos žalę, nepatiko. Aš nemėgstu žalio. Ką man daryti? Nereikia nieko daryti, jau čia reikia nevalgyti, tiesiog ko nenori. Jeigu nepatinka, nevalgyk. Aš sutinku su šitą. Gerai, kokią dar svajonę turi? Svajonę? Varyk. Svajonė. Bet nemalšūda, dėl to, kad daug įgyvendini svajonių tu. Aš žinau, kad kai tu nori, važiuoji. Aš viską, ką pagalvoju, viską tą turiu. Labai noriu keliauti daug su darbais. Su darbais keliauti? Šiaip man, galiu tau pasakyti, man irgi patiko keliauti už svetimų pinigų. Supranti, viskas yra apmokėta, tu nuvažiuoji, keliauji,
patiri įspūdžius ir dar tu uždirbi. Pavedimą gauni. Tobulą variantą. Aš manau, kad vienas iš geriausias dalykų televizija yra, kai man pasiūlo projektą į užsienį. Aha. Aš iš karto sakiau, mes žinom, kad tu užsiėmė, bet galvojam, žinai, tokia kelionė gerai, kur pasirašysiu. Nu, bet dar neišklausai, kur, nieko tokio, važiuojam. Davai varom. Tai tu tas pats, ne? Bet žinok, jo, vat, ir aš pagalvoju, į Kubą, aš turėjau pasiūlymą skristi tą Kubą, į Selsomanus tą projektą. Ir aš nenuskridau. Kodėl? Aš jau buvau užimta, jau nebegalėjau susiderinti, kad aš galėčiau. Ir aš buvau užimta. Ir aš galvoju, palauk. Vėliau paaiškės, kodėl yra gerai, kad aš negalėjau skristi. Keliavai kitur. Jeigu aš būčiau varius į Kubą, aš dabar į Ameriką nebūčiau išskridus su savo filmu. Žinai, aš niekada nebuvau Amerikoje. Supranti? Bet tu su... Aš nenorėjau, man Amerika netraukė. Amerikoje. Ką? Su senukai į Amerikoje važiavai. Su senukas, su filmu. Mes vežėm filmą parodyti. Tam bendruomenė? Taip. Aš nežinojau, nepasakai šitą. Jo, Čikagoje 2 kartus parodėm filmus. Čikagoje, o bendruomenė kaip didelė? Kebra. Ten didelė. O nėra, kad visi po 90 ateina, ne? Jauni žmonės yra, mes buvom tam centre lietuvių, tai ten yra absoliučiai, ten yra visa bendruomenė, ten visa mokykla, belekas, ten yra muziejus. Labai norėčiau važiuoti, reikia man organizuoti kažkokią filmą. O jo? Jo. Yra dar dalyką, kur nepadarau, noriu daryti filmą. Bet vieną kartą pasiūlė daryti filmą gruzinas ir aš sakiau, nemokėsiu. Sakė, kodėl? Nepakankamą geriu. Ne, tu neišgersi tiek. Ne, neišgersiu tiek, nemoku. Italai geria, bet ne tiek. Ne, mes atsipalaiduojam. Kodėl italai geria tiek daug? Italai geria tiek daug? Nežinau, ar tiek daug geria. Geria daug? Nu, atsiprašau. Čia tu turi didesnį patirtis, jeigu aš su juo daugiau buvai. Aš nesuprantu, ta prasme, kodėl tu sakai, aš mažai geriu. Nu, kas? Aš saugojau, pavyzdžiui, popierinį žurnalų skaitimą. Aš saugojau. Aperityvo. Saugojau. Saugojai? Pizzą netgi. Aš nelabai valgau pizzą Lietuvoje. Kodėl? Aš grįžtu į Italiją ir tada, žinok, atverk tų vartų ten. Aš 7 vakaro kaip stulpas stovu prie baro. Ajau? Ar turi jau? Ajau parod? Ar ištrauka? Ajau? Kebra, eina. A ne? Jo. Čia nėra kur, čia nėra. Tu turi važiuoti su manim. Tu važiuoji ne su to žmonės, tada nekaifuoji. Ne, aš tik kaifuoju. Kodėl aš nekaifuoju? Aš kaifuoju. Ne, per mažai. Ten aš žinau, ką moku, yra valgyti. Kas man mažiausiai aktualu. Tai tau mažiausiai aktualu, bet tavo mėgsti bendravimą prie to. Dėl to, kad pas mus bendravimą vyksta prie maisto. Ir man patinka bendravimas, bet nekiškit jūs man tų 30 porcijų, kur aš... Mieloji, tu moterį gali daryti, ką nori. Tai aš taip ir palik man, aš valgo. Žinai, Eglė, kaip daro? Dėl to aš turiu šitie problemų su linija. Su linija. Aš prisimenu, pirmą kartą važiavom į Italiją su Egle. Nu, norėjau parodyti, ką radau, žinai. Eina tenais ir tėvas jau buvo viską organizavę, jau Eglė žinojau. Ir nuvežė valgyti pas draugo į geriausią žuvies restoraną. Na, žinai, vis tiek pas mus ta jūros gerybė. Nu, taip. Kai gali daugiai. Ir ten atsivežėm kebros ir švenčiant. Ten jisai, buvo 3-4 valandą valgymą. Eglė jau, man atrodo, buvo su tipo aperityvu. Kaip tu. Tai tu irgi neatlaikai. Aš neatlaikau. Nu, kebra, nekokybiškai. Kodėl jūs mane šitaip žudot? Nežudom. Vis tiek tu nestorėjai. Čia, bet ne apie storėjimą, aš nebegaliu, man realiai fiziškai, man bloga. O tu žinai, ką pasakytų pas mums, kad tiesiog reiškia blogą bendravimą. Taip. Blogą bendravimą. Bet tai kaip man prisiversti suryti tą kiekį maisto? Tai tu turi bendrauti ant tiek, kad maistą nejaustum. Čia toks yra paslaptis. Tu bendrauji, žvengi ir valgai, bendrauji ir geri. Kodėl geriant tiek daug? Kitaip nesugebėtum tiek valgyti. Vyno nuima riebalų. Teisingai. Yra vienintelis. O tu turi vyno? Ne. Žinau, aš nebeturiu su tavimi apie ką. Ate. Visiškai. Myliu. Atėjau su italu susitikti, vyno jisai negali pilti. Atsiprašau. Kaip suprasti, kad kaina geresnė už geras?
Erikai, paim dar vieną. Nėra ką mąstyti. Walden kaina visada gera. Įsitikinkite, nuo šiol visos Walden kainos oranžinės. Maxima.